Labas visiems, labas. Sveiki. Truputėlį pailsinsim jūs nuo PowerPointų. Turim tokį įdomų keisą šiandien. Organizatoriai mus pakvietė su Dovydu tiesiog pasikalbėti, taip kaip kalbam vakarais susitikę prie alaus apie e-commerce. Tik tai kažkaip vėliau pakėlė laiką į 11 valandą, alų pakeitė į nealkoholinį, bet kokiu atveju pabandysim kažkaip čia be moderatoriaus taip lengvai prie alaus ir vieni kitus pasimoderuot. Diskusija visiškai atvira, tai taip ir jauskitės kaip prie alaus, galit atsinešti keptos duonos čipsų kažko, jeigu turit klausimų, šūktelkit ir bandysim iškart kažkaip padiskutuoti. Taip, jau tai mes gal kaip pasakysiu disclaimerį iš karto, kad čia nebūtinai, ką mes čia kalbėsime, taip reikia daryti, ar tai yra teisinga, ar tai yra blogai. Mes tiesiog pasidalinsime savo patirtimi, kaip gal darytume vienus ar kitokius projektus. Ir nereiškia, kad mūsų nuomonės irgi su Pijumi sutaps. Tai ta prasme, tai kaip sakiau, kaip ir Pijus minėjo, gali klausti klausimų eigoje arba po to. Tai po vieną ir namo, ne? Po vieną, pirmą. Tai sakyk, Dovydai, tai jeigu dabar, pirmas ir yra esminis mūsų klausimas. Jeigu dabar šiandien taip viską meti, e-commerce tu irgi labai daug metų, jeigu reikėtų startuoti šiandien, tai į kokią čia sritį nertum? Aš visą laiką galvoju apie tai, kažkokią sritį rinktis, kur yra populiari, kur yra rinkos, ar ne? Aš gal nesirinkčiau, kur reikėtų edukuoti klientus ar kažkokį perversmą daryti, nes tai brangiai kainuoja ir su e-commerce geriausia, ta prasme, jau imti kur produktų kategoriją, kur yra, žinai, kad yra tikrai rinkos yra daug. Tarkim, ten kosmetika, tie patys papildai ar namų apyvokos prekės, bet tu svarbu pasimti produktus ir parodyti jų tam tikrus privalumus, eiti per išskirtinumą, per produkto unikalumą tarp kitų. Tai aš tai rinkčiau, ta prasme, kas yra populiaru, commodity iš kategorijos. O kaip jau tu? Arba šitaip iškart po to pirmo alaus gurkšnio, bet aš kažkaip jau nesutinku iškart. Man atrodo, labai geras approachas būtų ten 10-15 metų atgal, kai ta rinka buvo tokia labai tuščia ir tiek nebuvo konkurencijos. Dabar aš eičiau į tas gal sritis, kur yra akivaizdi problema, kurią reikia spręsti, į ką nors tokio nepatogaus. Nes man atrodo, kad papildais gali visi, čia kas esat, čia visi iš e-commerce, labai norint, man atrodo, didžioji dalis galėtų rytoj pradėti prekiauti papildais. Man taip atrodo. Tai aš eičiau į ką nors sudėtingo tokio, nežinau, arba labai kokias nepatogios prekių grupės, kokias nors, nežinau, didelės statybinės, armatūrą kokią nors prekiaučiau. Buvo keisas Malinausko su moduliniais nameliais šį savaitgalį kažkoks. Tai į tokius gal daiktus, kur konkurencija truputėlį mažesnė, kur negalima taip labai paprastai įeiti. Arba kitas tada ir kažką labai customizable, kažką tokio, kur turbūt mes mažiausiai norėtųsi eiti į tą kategoriją, kur, pavyzdžiui, labai stiprus yra temų. Tai nežinau, jeigu nesugalvočiau dabar pradėti prekiauti 48 skirtingų galvučių atsuktuvų rinkinukais po 2 eurais, dėl to, kad turbūt bet kokiu atveju temų vis tiek geriau tą padarys. Tau patinka labai didelios prekės, ar ne, gabenti tikriausiai, todėl rinktumėsi. Jo, čia gal skirtingas approachas, bet dar svarbiausiai, ką besirinkti, aš manau svarbu žiūrėti, kiek tos rinkos yra tam produktui, ar ne? Ta prasme, ar reikės to produkto kažkam iš viso, ar ne? Ta prasme, tai kaip tu prie šito prieini, ta prasme, armatūros, kam reikės jos? Gerai, gal čia blogas pavyzdys armatūra, bet kažkas tokio kaip armatūra. Kad jos kažkiek reikia rinkoje, bet ar iš to čia galima padaryti kažką didelio? Jeigu Lietuvoje, turbūt ne, bet jeigu tu pasidarai geriausias armatūros pardavėjas visoje online, specializuojas, super, armatūra.com, nieks negali padaryti geriau armatūros visoje Europoje, gal tada yra čia didesnė tikimybė, negu padaryti mažą marketę su papildais. Gali ir tai būti.
Gerai, tai kitas dalykas, o kokią lokaciją ir kur pardavinėti, ar ne? Nes Lietuva, užsienis, Amerika, kaip visi, labai daug kas nori eiti į Ameriką, ar ne, bet Amerika atitinkamai kainuoja reklama, acquisitionas ir panašiai, ar ne? Tai prasme, tai vėlgi, bet stambia gabaritas prekės, tai vėl į Ameriką gabenti irgi per daug brangu, ar ne? Tai kokios rinkos būtų tavo? Kas būtų klientas? Aš įsivaizduoju, kad tą dalyką gal būtų galima visai pasitikrinti. Turbūt mes gal kartais pamirštam ir tą e-commerce kažkaip romantizuojam, kad jis yra kitoks, online'as yra kitoks, bet iš tikrųjų čia ta pati komercija. Tai turbūt norint pradėti prekiauti armatūrą, reikia tiesiog turėti tos armatūros gerą kainą. Tu negali jos tiesiog kaip nors e-commerce ten prekiauti, užbrandinti ir tikės, kad visi pirks tavo armatūrą, nes jinai daug gražiau pateikta, su geresniu video, daug gerų review su armatūros sudėta. Bet aš nežinau, turbūt daug žmonių tiesiog nupirks armatūrą iš senukų, nes ten tiesiog geresnė kaina. Tai man atrodo labai svarbu įsivertinti ir ar tas daiktas yra tiesiog patrauklus pirkėjams, ar jisai, nesvarbu, ar jisai online ar offline. O tą pasitikrinti, man atrodo, dabar labai gerai galima su marketplace'ais. Man čia toks, ne visiems dalykam tinka, bet aš įsivaizduoju, kad armatūrai tikrai tiktų. Ateini su armatūra į Pigu.lt, į Varlę, tada nueini į Allegro, Amazoną ir turbūt tai pamatai, kur tavo ta armatūra. Ar tu čia gali sukonkuruoti su vokiška armatūra, ar... Tu rinktumės testuoti marketplace'us, ar ne? Tu prasme, ten, kur jau yra srautas, ten, kur yra jau klientai ir ten, tu galvoji, kad ten įdėjęs tam tikras prekes, tu greičiausiai pamatys kažkokį rezultatą. Turbūt taip. Aš nenoriu prie tos armatūros prisirišti, bet ką nors, nežinau, sodo namelį. Turbūt vis tiek, ką nors tokio, bet aš manau, kad marketplace'as tau sutaupytų truputėlį laiko patikrinti produktą, kad susivokt, pamatyti tą realybę, ar mes turim produktą, kurį galima parduoti. Vietoj to, kad pradėčiau nuo armatūra sodonamelis.com ir iškart bandyčiau acquirinti visus customerius, pradėti social reklamas, TikTokus, pirkti CPC, nežinodamas, ar ta mano armatūra yra tikrai gera, sodonamelis, tai aš pabandyčiau gal marketplace'uose. Bet čia tikrai ne viskam tinka, bet man atrodo, dabar mes tikrai turim užsionboardinimas tikrai paprasčiausias, negu kažkada buvo. Vien tik čia, manau, yra marketplace'ų, kur galit šiandien turbūt sutarti ir jau iš karto, jeigu turit armatūrą kas nors, nueiti Varlę ir pradėti selinti rytoj savo armatūrą. Tik tai vienas dalykas yra tuose marketplace'uose irgi konkurencija dažniausiai yra, ar ne? Ir tu gaunasi, kad patenki į marketplace'ą, bet vis tiek tu turi leisti reklamai pinigus, nes be reklamos tavęs nematys, reitingai tavo ir panašiai, ar ne? Aš daugiau linkęs D2C eiti, tai iki pačio kliento susikurti savo puslapį, ar ne, savo prekinį puslapį, žiūrėčiau tada vėlgi. Ką prekiauti, ar ne, kokių produktų prekiauti yra, ta prasme, galima žiūrėti Google Trends, ar ne, irgi gerai visai parodo, kiek per Google AdWords, pažiūrėti, kiek yra, ta prasme, potencialo, kiek ieško tokių raktažodžių, ar ne, klientai. Vėlgi, galima, jeigu tą D2C sritį, vėl žiūrėti, kas TikTok'e dedasi, ar ne. TikTok'as ten turi visokių, kas geriausiai, ta prasme, parsiduoda pas jos, kas dabar trendina, ar ne, galima stebėti, žiūrėti. Tai vėlgi, dėl tų pačių idėjų, ar ne, ką prekiauti, kaip prekiauti tą pačio ChatGPT, galima irgi visą laiką paklausti. Kartais visai ir atitinka, kaip galvoja ir ką klausia ChatGPT, irgi gali tau užvesti ant kelio gero. Kur aš šiaip matau riziką, nes anksčiau, pavyzdžiui, jeigu tu sugalvodavai prekiauti tą pačią armatūrą, tu sukurdavai vertę kaip retaileris. Nes yra koks nors armatūros fabrikas, tada yra didmenininkas, tada yra retaileris arba online'as ir tada yra klientas. Bet man atrodo, ateina visai trendas, kai vis labiau atsiranda D2C ir koks nors armatūros fabriko marketingo žmogus paima ir pradeda per TikToką pardavinėti armatūrą. Ir čia, manau, atsiranda ta visai nemaža rizika, kai jau retaileriai nebesukuria tiek vertės ir tikrai kuo toliau, tuo labiau tas trendas turbūt ateina, kad
tie, kas gamina, pradeda tuo labiau ir direkt pardavinėti. Tai turbūt irgi tą gal reikėtų kažkaip įsivertinti. Gal reikia pirkti armatūros fabriką ir eiti tik toką. Bet visgi, kokia geografinė, ar ne? Nu, aš dabar, pavyzdžiui, pradedi prekiauti Lietuvoje, rinktumės, ar ne? Savo rinkoje, kur savo rinką gerai žinai, ar ne? Čia galbūt greičiausias toks pasitikrinimas. Man tai Lietuva labai faina. Vien tik dėl to, kad jinai yra pakankamai maža. Mums, man atrodo, su tuo truputėlį pasisekė. Ir manau, dėl to daug lietuvių e-commerce žaidėjų išeina į užsienį. Ir dėl to pakankamai mažai Lenkų, Rumunų išeina į užsienį. Kadangi mes čia tokie įstrigę su tai savo geopolitinė ir šiaip tiesiog žmonių skaičiumi ir perkamąją gale. Tai man atrodo, tikrai eičiau į kitas rinkas. Lietuvoje labai gerai testuotis, nes mes žinom, mes suprantam galų gale vertimus, suprantam, kaip mes perkam ir taip toliau. Ir čia gal gera proga yra pasitikrinti patį produktą, visą pardavimo procesą, visus landingus, reklamas pateikimą, kontentą ir taip toliau. Ir tą pasidarius jau tikrai galima eiti ir tą bandyti daryti Lenkijoje. Gal sutikčiau, kad daugelį produktų tikrai galima prasitestuoti, bet yra tokia dabar kaip irgi prekių kategoriją galima pavadinti, ar ne, print on demand verslai. Tai su print on demand verslais aš gal tada eičiau į kokią Ameriką tiesiai, nes tenais labai išvystyta infrastruktūra yra praktiškai. Tu, ta prasme, tu susikūriu savo dizainus, kažkokius knygas, kažkokius paveikslus tam tikrus, ar ne, ir tu gali pradėti greitai pakankamai tam pardavinėti. Ir faktas, šiais laikais, na, galim tik pasikartoti, kad tik Lietuvoje tu gali testus daryti, bet Lietuvoje tu su e-commerce, nu, pasiekti, kad ir baldai vienas lygį dabar, ar ne, nu, yra ką veikti, bet užsienį tu tos erdvės yra vis tiek daugiau. Tai aišku, yra ženkliai sunkiau. Ir čia jau turi įsiskirti per savo kreatyvą, savo, ta prasme, kaip kūrybiškumą, ar ne, kaip užeiti, kaip tos klientus atrasti, kaip jos, nu, pas ją pristraukti. O nebijotum, gerai sakai, apie Ameriką nebijai, labai aukštų CPC kainų. Mes čia dar tokie įpratę, truputėlį ten už kliką mokėti centais, o ten tu tikrai išeisi į... Visą laiką reikia pasitikrinti, jeigu tavo idėja, turi idėją gerą, ar ne, ir pasidaryti tokį MVP webą, ar ne, ir testuoji kreatyvus. Nu, čia viskas yra paremta ant tavo kūrybinių sprendimų. Ir labai įtakoja. Gali viena reklama iš viso tiesiog nieko tau, tu prasme, net nešti, jokių pardavimų, blogi rezultatai, tu nusivilsi, galvoji, reikia uždaryti. O tau užtenka kitą kreatyvą padaryti kažkokį išskirtinį, kažkokį, ar ne? Ir jis pavažiuoja. Ir aš dabar turiu tokį atvejį, kaip su tokiu vienu startuoliu dirbu, tai Amerikoje ROAS-as, jie ką tik pradėjo leisti print on demand verslą, ir ROAS-as virš 3. Tai sakyčiau, jau yra, ten mes kalbam apie 5000 eurų biudžetą. Tai žinai, jau yra geras ir ženklas, kad tai yra ir jau kažkur veda gal ir neblogai, ar ne? Tai aš sakyčiau, jeigu tokius rezultatus matau ir po tam tikro laiko, kad tu pagauni, ar ne, kad jau bent jau ROAS-as, ta prasme, plius išeina į teigiamą, aš tada sakyčiau, reikia tą projektą toliau vystyti, ar ne? Nes jeigu tu bandai kreatyvus ir tas, tu neina, tai tiesiog geriau uždaryti ir eiti prie kitos idėjos. Nu, iš esmės viskas paremta tiek, kiek tu turi idėjų, greitai pasileisti, pasitestuoti projektą ir nueiti prie kito. Aš dabar taip sėdžiu ir bandau galvoti, kiek čia kreatyvų reikėtų tą armatūrą ištestuoti ir ką tuos kreatyvus dėti ir kaip čia reikėtų pradėti matuoti, kuris ten kreatyvas armatūrai veikia, kuris neveikia. Bet man atrodo, čia svarbus momentas kažkaip nesumaišyti ir vienos strategijos tikrai reikėtų pasirinkti, jeigu tu darai kažką, pavyzdžiui, print on demandą, kitos strategijos digital produktui ir visiškai kito armatūrai. Ir man atrodo, kai kartais kažko pasiklausom ir tas skamba visai, aš noriu prekiauti armatūrą, klausau Dovydo ir sako, reikia pridaryti daug kreatyvų ir jos testuotis. Ir aš sėdžiu tą savo armatūrą ir vienokį kreatyvą darau, ir kitokį, ir vis tiek nieks neperka. Tai turbūt reikia kartais nesuklysti ir neužsihypinti gal su ties kažkokia, žinai, gera idėja, o kad ta strategija tikrai tiktų tavo produktui.
Aišku, dar visą laiką reikia pasitikrinti, jo, jeigu mes kalbam su fiziniam prekiam, ar ne, ta prasme, reikia visą laiką žiūrėti, kuo tu būsi geresnis už konkurentą, nu, čia kaip klasika, ar ne, ta prasme, tai tu reikia pasižiūrėti, kokiam kainom jis prekiauja, kokie atsiliepimai apie produktą, nu, visą laiką tokius basicus net pasižiūrėti, ar ne, netgi gali pasižiūrėti, kiek tas tavo konkurentas suprekiauja, kiek jis turi užsakymų, ar ne, gal užsisakyti kokį vieną užsakymą, pasižiūrėti, kas ateina, servisas, viskas, ir tu turi susidėlioti vis tiek, kuo tu būsi už jį geresnis, ar ne, ar yra kažkokių pridėtinių verčių, kur tu prasme, būsi už jį geresnis, ar ne, ar tau verta tenais eiti, ar ne, ir tas rinkos įsityrimas, tai paskui veda vis tiek, kad tu turi tą pačią armatūrą, ar ne, ta prasme, tai už kiek jie pirksi, ar ne, ta prasme, susirasti tiekėjus peržiūrėti, ar ne, kokiom kainom. Ir gal toksai būtų visą laiką patarimas, ir turiu tokių pavyzdžių, kur su fiziniam prekiam, kad žmonės, tiki tą labai idėją, pasigamina, daug energijos išleidžia pasigaminti produktus, kadangi jeigu tu darai unikalų produktą, tai ten MOQ, ten koks 1000-3000, ar ne, prekių, atsiveža ir dabar leidžiam e-commerce verslą ir neina. Ir paskui tai šampūnais iki gyvenimo galo turi plauti ką galvą. Tai ta prasme, bet geriau jau tada jau nusipirki labai brangiai, bet kuo mažesnį asortimentą, nesandėliuok, nedaryk daug iš karto, nes gal tiesiog produkto niekam nereikia. Jo, ir gal labai visai svarbu pasimatuoti, kas tavo yra ten fiksuoti kaštai ir kas yra produkto kaštai. Tai aš to produkto kašto visiškai nebijočiau pačioj pradžiai. Kaip tu sakai, geriau tą vieną produktą mokėčiau už jį, ten, nežinau, 3 kartus brangiau negu pardavinėčiau, bet nebandyčiau pradėti visko nuo 1000 vienetų ir tiesiog jį adaptuoti, testuoti ir tik tada, kai jau turim kažkokį pakonfirmintą keisą, kad jo, mes galim už tiek parduoti ir turbūt kažkaip bandyčiau tiesiog Excelį projektuotis, prie kokio čia kiekio man jau apsimoka, man pavyksta ir kada jau čia galima pradėti skeilinti. Tai kitas klausimas, tai tau reikia verslo planą pasidaryti ar nereikia tokį mini, kažką? Ar darytum, nes čia vėlgi labai skirtingos tos pozicijos, labai šiais laikais, kad nieko nereikia, jokių verslo planų, tiesiog kai netestuoja, ne? Irgi vienas kampas yra, kur ten prisidarai tų verslo planų, bet realybė visai kitokia būna, tai irgi toks, irgi kitas. O kaip tu darytum? Čia turbūt labai nuo skeilo priklauso. Ir ką mes čia taikom, ar mes čia taikom, ten, nežinau, 1 milijono per metus apyvartą, ar 10 milijonų apyvartą, bet aš turbūt visą fokusą skirčiau testavimui. Viskas maks iš pradžių turėtų būti testavimas. Ir duomenis, man atrodo, geriausia gauti tiesiog iš testo. Nes mes tą verslo planą tokie galim, nežinau, kažką pasigūglinti, kažką pasižiūrėti, kas public prieinama, bandyti palei tuos skaičius dėliotis, bet tada labai nusiviliam pamatę realybę. Jūs pradedat ir, nežinau, CPC kaina $5. Ir jūsų tas verslo planas, nesvarbu, ką jūs ten toliau darėt, tiesiog beprasmis pasidaro. Dažniausiai 80% verslo planų nepasiteisina. Čia kaip beskaičiuosi, tikrai čia tas testavimas yra esminis, ir kur šiandien visi eina, tai būtent ir kartoja tą būtent testavimą, aš irgi tikrai rekomenduočiau su viskuo pasitikrinti. Ir vienas toks vis tiek faktorių, tai už kiek tu nusipirksi klientą, ar ne? Tai čia tas yra gal netgi yra vienas iš svarbiausių rodiklių, ar ne, už kiek tu nusipirksi klientą. Ir tada už kiek tu nusipirksi klientą, už kiek tu pirksi prekę, ar ne, ir ar tau ten kažką gali likti teoriškai, ar negali. Tai čia tas labai svarbu. Aš manau, visai gerai galima pamodeliuoti dabar, kai mes susikūrėm kažkokį landing page ir pardavinėjom kažką jau nebe armatūrą, o kažką, tarkim, print on demand. Ateinam į Amerikos rinką ir pradedam pirkti trafiką. Maždaug esam pasigūglinę, kad Amerikoje turėtume mokėti ten $2 už kliką. Bet pradedam ir matom, kad mes mokam kokius 6. Bet conversion rate'as geras. Tai turbūt, jeigu conversion rate'as geras, reikėtų laukti ir žiūrėti ir per laiką turbūt tas CPC atsistatys, kol visi algoritmai išmoks. Bet jeigu mes matom, kad blogas conversion rate'as, tai mes tada, mums net neverta kažko daugiau, turbūt daugiau trafiko siūsti tą mūsų landing page ar kažkur, o tiesiog jį perdarinėt, darytos toliau keisti kreatyvus, keisti viską ir taip išsitestuoti,
va kiekvieną, suprast, kurioj daly vis yra blogai, kurioj daly mums čia nemečina tas verslo planas ir tą dalį pastoviai keisti. Jo, čia labai susiję, žiūrėjau, yra klausimas vienas. Jeigu aš asmeniškai žiūrėčiau, tai aš žiūrėčiau vis tiek, kad nuo 50% tai turėtų būti minimum marža. Ir čia taip mažiausia. Ir šiaip dabar, brangstant reklamai, tai ta marža turi iš viso virš 100% vos nebūti, nes tu turi uždirbti iš pirmo acquisitiono, nuo pirmo pirkimo, nes jeigu tu galvosi, kad dabar už pirmo neuždirbsiu, bet uždirbsiu iš antro, iš trečio, tai dažniausiai, dabar lojalumas iš viso yra tokia savoka, kur tokia sudėtinga. Aš nelabai tikiu to lojalumu ir geriau skaičiuoti, kad nuo pirmo užsakymo tu turi uždirbti. Kad tu nuo pirmo užsakymo uždirbti, tada marža atitinkamai turi būti. Kaip tu pijau? Jo, nereikėtų maišyti su kokiu sasu ar kažkuo. Jo, ir čia tikrai reikia, manau, uždirbti nuo pirmo užsakymo. Apie lojalumą visiškai pritariu. Visi pamatė savo lojalius klientus, kaip jie pradėjo pirkti temų ir daug metų buvo lojalūs ir taip vieną dieną pamato gerą atsą ir visi tiesiog ramiai perka. Tikrai bus daug sudėtingiau su mažo maržingumo prekiam. Labai bijočiau eiti. Kaip, aš nemanau, pavyzdžiui, kad dabar galima Lietuvoje tai paimti ir iš niekur pradėti prekiauti buitinę techniką. Arba ten kompiuteriais, arba, nežinau, Xiaomi telefonais. Labai sunku. Labai norėčiau pamatyti gerą, kad kas nors dabar tai paimtų ir pradėtų ir tikrai, aišku, džiaugčiaus, bet netikiu. Pasitikrinant galima irgi vėl susikurti, ta prasme, mock-upus, susikurti kaip tikrą produktą ir pasileisti savo e-commerce be fizinių prekių ir tiesiog žiūrėti savo acquisitioną, jeigu klientai nuperka, tu jiems gražini refundą ir pasakai, kad sorry, jam dabar sandėlį baigėsi prekės. Bet tu taip pasižiūrėsi, ta prasme, kiek yra tavo acquisitionas, ar tavo apsimoka, ar tau kažkas lieka. Jeigu ne, viską meti, darai kitą. Tai toks irgi kampų vieno užėjimas gali būti toks irgi. Ir aš nežinau, dėl platformų visokių pasirinkimų, ar ne, tai irgi, nežinau, ką tu pijau rinktumėsi, kokios platformos, ar jeigu reikėtų. Žinau, ko tikrai nedaryčiau. Nepradėčiau nuo pirmos dienos kažko super custom ir kaip nors išradinėti dviratį. Jeigu mes kalbam apie e-commerce, tai eičiau, nežinau, į ten Shopify, lietuvišką verskis, ką nors, kad tik tai neskirtinai fokuso, ko paprasčiau. Gal čia daug kas irgi labai didelę klaidą padaro ir kažkaip overthinkina, arba bando kažkaip padaryti e-shopą kaip nors kitaip. Kad, geriau padaryti. Geriau padaryti. Yra viskas sukurta, bet aš šiaip turiu viziją, kaip e-shopą geriau padaryti. Ne čia dėsim krepšelį, o krepšelis bus apačioj ir meniu bus irgi apačioj ir ne toj pusėje, o kitoj, o searchas bus dar kažkur. Tai man atrodo, kuo mes daug laiko ir fokuso skiriam kažkiam nuėjimui nuo to mūsų standarto, tuo turbūt tas nėra gerai. Aš manau, yra toks, ypač testuojant, man atrodo, negalima testuoti vienu metu labai daug dalykų. Tai bent jau visą platformą ir viską, jeigu kuriant naują shopą, tai daryčiau kuo artimiau to, kas rinkos standartas. Aš irgi tau visiškai pritarčiau, pasiėmė kokį Shopify, tą patį, bent jau žinai, kad visas kelias, kliento krepšelis, ten išdirbtas gerai ir čia neturėsiu jokių problemų. Nes kaip savo pradėsi custom daryti, tai gal produktas geras, bet jeigu ten tavo tas kliento kelias iki to apsipirkimo sudėtingas, tai ten vėl tau viskas nueis per nieką. Aš manau, bet ką pradėjus bus tiek problemų, vėluoja armatūra, nepatenkinti klientai, ką daryti, sugrąžinti armatūrą, taip toliau, kad tu mažiausiai, ko nori dar, kur turėti problemų, dar galvot, kodėl tavo ten checkoutas neveikia arba ten nepraeina paymentai. Tai, manau, nereikia spręsti tų problemų, kaip čia, spręsti tik tai tas esminės ir ten, kur yra, jos tikrai sukuria vertę. Na gerai, pasileidžiam projektą ar ne, čia mes nespėsim pakalbėti, dar daug temų norėjom apžvelgti, bet okei, pasileidžiam, sakykime, kažkas veikia ir kaip suprasti, ar tavo projektas e-commerce važiuoja ar nevažiuoja, uždaryti ar neuždaryti, ar eiti prie kito, ta prasme, tu vertinti turi vis tiek tarpinius kažkokius skaičius, rezultatus, kas yra gerai, kas yra blogai pagal tave.
Aš manau, e-commerce'as to fainas, kad viskas yra pamatuojama ir aiškus KPIs, yra conversion rate'as, yra ROAS', yra galų galia tas pats pelningumas. Jeigu mes tikrai matom, kad paleidom webą ir mūsų acquisition costas yra mažesnis negu tos pačios prekių kategorijos marketplace, valio, mes jau kažką gerai darom. Tai aš sakyčiau tikrai kažkaip pamatuojami dalykai. Taip. Kadangi laikas mūsų jau baigėsi, tai mes čia dar kalbėti galim, alus. Tai aš gal taip vat ir prisėsiu šalia jūsų kartu su jumis, nes yra labai nemažai klausimų, jums pabandom greit praeiti. Čia, žinokit, jau anonimas rašo, kad perku armatūra.lt, .com domenus. Čia pijau tau adresuotą. Visi moka pigiau už konkurentą, bet kaip parduotas pačias prekes brangiau? Aš gal kaip minėjau, reikėtų paimti tą pačią prekę ir surasti išskirtinumo tai prekiai, sukurti tą išskirtinumą. Jos prekės visos vienodos. Aš taip visą laiką galvoju, tu nieko naujo nebesukursi šiais laikais, bet reikia paimti į tam tikrus kampus, privalumus, išimti ir pavaizduoti, kad čia yra kažkoks išskirtinumas, kokio dar nebuvo niekur. Tai yra kaip tik klausimas, čia turbūt brandingo jau esmė irgi įimas. Tai kiek svarbus branding e-com sektoriuje jūsų nuomonė? Kada verta jį pradėti rimčiau vystyti? Čia kartu atsakymas turbūt ir į praeitą klausimą. Tai turbūt tas brandingas ir yra viena iš priemonių, kada tu gali daugiau pačaržinti. Dėl to tu moki už Burgos degliuką telefono 5 eurų, kai gali temų nusipirkti turbūt už, nežinau kiek, turbūt nemokamai. 50 centų gal. Taip. Tai brandingas tikrai vienas iš galimybių, kaip galima uždirbti daugiau arba chargint daugiau, arba kartu parduoti su kažkokia tai papildoma ekstra verte. Tai, tai kaip jį turbūt padaryti ir kada? Klausimas, kada jau turbūt mes einam į tą fazę, kad mums čia jau reikia daugiau padirbėti su brandu. Ar vis tiek mes jau kūrėm verslą, galbūt išsitestavom produktą, minėjot, testavom. Ir, long termu mes norim, kad kaina būtų didesnė, mūsų profit margin. Tai dabar mes jau turim galvoti apie tą brandingą ar kada? Aš galvoju apie savo armatūrą. Tai aš brandą truputėlį pradėčiau kurti jau tada, kai tikrai veiktų procesas, būtų armatūra pirktų ir tada tik statyčiau armatūros brandą, kad galėčiau truputėlį pradėti brangiau chargint ir kad žmonės tikrai žinotų ir sakytų, pasistatę namą, va čia yra šita brandinė armatūra, o pas tave. Vis tiek čia jau sekantis daugiau toks etapas, jeigu kalbėti apie brandingą, bet tu vis tiek per pozicionavimą, per savo išskirtinumą, savo kūrybiniais sprendimais, tu irgi kuri tam tikro brando vertę. Kiek saugu testuotis neįsitvirtinusi produktą marketplace, kuomet pastoviai pilna medžiotojų, kurie vagia idėjas? Tie patys kiniečiai, apie kuriuos čia kalbėjo irgi. Turbūt ar tu testuosies, ar net, jeigu tu nesitestuosi, kažkas kitas testuosis ir tada kažkas kitas pavoks tą idėją, tai nematau čia rizikos. Nematau čia rizikos, nes nemanau, kad kažkas ką nors unikalaus šiuo laiku sugalvoja. Matau, kad yra ir klausimų man, bet tikrai, kadangi laiko yra labai mažai, pakviesiu užduoti klausimus man asmeniškai po prezentacijos arba per ilgą pietų pertrauką. Kiek svarbu... Atsiprašau, ar Furniture vienas naudoja marketplace kaip pardavimo kanalą, jei ne, kodėl? Jei taip, kokią apyvartos dalį tai sugeneruoja? Labai priklauso nuo rinkos. Tai mūsų atveju mes naudojam ten, kur nematom savęs ilguoju laikotarpiu tos rinkos tope. Ten, kur matom, stengiamės tai daryti patys, kad mes būtumėm tas taškas, kur ateina klientai ir kur renkasi. Ten, kur mūsų market share'as yra labai mažas ir ten, kur mes nematom savęs galbūt dideliai rinkoje ir nemanom, kad ten galėsim būti Vokietijoje numeris 1, tai ten mes norėtume eiti marketplace'ą. Paskutinis klausimas greitai. Prekės, kurios gali sverti ir toną, transportavimo kainų užsienio šalis smarkiai išauga ir dėl to klientas churnina paskutinėme pirkimo žingsnė. Kaip spręsti šitą vietą?
vis tiek turbūt svarbiausia bent jau tą lydą pasiimti kažkaip, nes jeigu čia prekė sveria toną, tai unless čia yra armatūra, jinai greičiausiai ir daug kainuos. Tai turbūt čia tas momentas, kai bet kokiu atveju reikia bandyti paimti tą klientą ir tada žiūrėtis. Aš manau, reikėtų paprastai labai žiūrėti, jeigu toks jau krepšelis perka, tai aš jam pats paskambinčiau, paklausčiau, kas atsitiko, kodėl nenupirkai. Tiesiog. Okay. Ačiū labai jums. Ačiū. Ačiū. Ačiū.